Jie tikrai, Dievo žmonės buvo. Tas Žukas, kaip jis sakė, kad dabar 5 metai to siaubingo gyvenimo, tose be oro, be vandens dažnai reiškia, gaudo jos ir keičia tas vietas. Ir sako, po tų 5 metų jis rašė tik savo broliui jaunesniam, kad nebūtų garsinas, dienoraštį. Reiškia, jeigu jį dabar galėtų permesti, nusileisti lėktuvas, tokia fantazija, ne? Ir į Ameriką, ar kur į laisvą kraštą, jis, reiškia, jam 26 metai, kiek maždaug, galėtų laisvai gyventi, pilną gyvenimą, reiškia, mokytis, šeimą sukurtis. Jokių būdų neskrisčiau. Remtis Baldečiai. Reiškia, jis rašo asmeniškai tik broliui uždraudžia garsinti, ne? Mūsų brangiausias tas Daumantas. Lukša. Vedė mylimą žmogų, ne? Laisvai. Čia jau baigėsi. Vis važiuoja grynai mirčiai, ne? Kiek čia, sako, Nijolė, žinai, aš turiu pirmą meilę Lietuvą. Antroji. Su Nijolė buvo susitikus, nuostabi moteris. Nuostabi. Dievulis, kaip sako, suveda tokius. Tai buvo ateitininkai, ne? Visi Dievo ir artimo meilė. Dievo artimo tėvynės, ne? Kaip labai gražiai kunigas Zdebskis aiškino. Tėvynė, tėvas, ne? Gerbk tėvą ir motiną, mylėk tėvynę. Jeigu tu mylėsi savo tėvynę, tu gerbsi ir kitus, ne? Jie turi gerbti savo tėvą, motiną, savo tėvynę. Tai partizanai, mes dėka jų gyvenam. Aišku, ten visi kiti dalykai gal šiek tiek prisidėjo prie. Bet dabar vėl ta krizė, kadangi mes nuvažiavom nuo realisų visiškai atitolom nuo Dievo, nuo tiesos, ne? Nuo tos tikros meilės žmogui. Galima netikėti, neturėti tos dovanos tikėjimo į Dievą, bet tu turi sąžinę, tu turi suprasti, kad nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau daryti. Ir daryk tai, ko nori, kad tau daryti.